Sveiki, aš esu renginių vedėjas Šarūnas Džiugas, tad labai malonu, kad žiūrite šį video, nes greičiausiai ieškote šventės vietos savo. Ir aš labai džiaugiuosi, nes jums galiu pristatyti Vila Paloma. Tai yra nuostabi vieta tarp Vilniaus ir Kauno, tinkanti ir vieniem ir kitiem. Jis yra miškų apsuptyje ir labai rami vieta, neturinti nei kaimynų, nei nieko, tai jūs galėsite švęsti tiek lauke, tiek viduje. Mėlyje, leiskite papasakoti man viską, ką jūs turite žinoti apie šią sodybą. Pradėkime nuo pačių paprasčiausių dalykų. Dažniausiai, kai atvyksti į šventės vietą, į akis pirmiausia krenta jos aplinka. Ir aš labai noriu pasidžiaugti, nes Vila Paloma visada siūlo išpuoselėtą aplinką. Kaip matot, žydi gėlės, visada nupjauta žolė. Ir ateikit, aš jums parodysiu, kur galėtų vykti jūsų tuoktuvių ceremonijos. O dabar leiskite man pakviesti jūs į vidų, į pačią svarbiausią jūsų šventės vietą. Užeikite. Taigi, mėly, mes turime labai erdvę salę ir tą erdvės pojūtį jums suteiks aukštos lubos ir langai beveik iš visų pusių. Salę talpina iki 54 asmenų. Čia jūsų gali tilpti ir didžėjus, ir grupė, jeigu pageidausite. Iš pagrindinės salės jūs galite patekti į furšeto kambarį, kur stovės jūsų užkandžiai, saldus stalas ir galbūt barmenai. Antrajame aukšte jūs rasite miegamuosius. Iš viso yra 47 miegamos vietos, 12 atskirų miegamųjų ir visi keturviečiai išskyrus jaunųjų dvivietis kambarys. Sodyba gali būti nuomojama ir su nakvyne, ir be jos. Antrajame pastate jūs rasite miegamuosius, spa zoną, kurią galėsite naudotis antrąją dieną ir taip pat laisvalaikio erdvę. Vienas svarbiausių dalykų Vila Palomoje yra patogus parkingas, kuris sutalpins visų jūsų svečių automobilius. Na kągi, tikiuosi šis video padės jums ateityje sutaupyti laiko. Detalesnė informacija apie nuomos sąlygas jūs gausite paskambinę tiesiai į Vila Palomą. O visus kontaktus rasite video aprašyme. Tad iki pasimatymo, mėlyje.